Labą dieną. Po nedidelės pertraukos tęsiam statymus Orakule. Kaip matom, balansas pasikeitęs šiek tiek į gerąją pusę. Grįžtam prie statymų, kuriuos keletą padariau neįjungęs kameros. Taip, paskutiniai statymai, kuriuos filmavau, atrodo buvo Sevilija Leicesteris, daugiau 4,5 geltonos kortelės, už 300 praėjęs statymas. Neatsimenu, ar buvau įjungęs, ar nebuvau įjungęs kameros, kai iš tų pačių rungtynių stačiau 350. Life daugiau 24 pražangos. Šitas statymas nepraėjo. Taip pat tą pačią dieną stačiau Juventusas su Porto mažiau 5,5 geltonos kortelės. Praėjo ir vakar stačiau, nespėjau įjungti kameros, reikėjo skubėti per kelias kontoras pastatyti. Stačiau Monako su Manchester City 300, daugiau 5,5 kortelės. Life statymas praėjo. Šiandieną neįjungęs kamerą, ryte pastačiau Eurolygą prieš varžybinį statymą. Armanis Cervena Zvezda mažiau 160. Taigi dabar kabo tas statymas, balanse, kaip matom, 2971, įnešta buvo 900. Tai reiškia, kad plius esu 2000. Vakare Europos lyga, galbūt bus keletas live statymų. Tikiuosi, kad bus. Na ir, kaip sakant, svetimoj sąskaitoj laikyti daug pinigų nėra didelio reikalo. Todėl taip 2900, 1600 padarau išėmimą. Operacija sėkminga. Vakare žiūrėsim. Tai pasitikrinam life limitus. Orakulas, kaip matom, yra tokia kontora, kurios prieš varžybas labai daug o ką mes čia matom? Maksimalus statymas 2,8 eurų. Maksimalus statymas 1,11 eurų. Čia yra futbolas, krepšinis kaip turkų. Krepšinis 600 eurų. Na įdomu, ar dėl kortelių užlimitavo tik tai futbolą, ar čia yra toksai sutapimas, kad vyksta šiuo metu kažkokį italų U20 čempionatas. Matom, labai maži limitai uždėti ant futbolo. Na, palauksime Europos lygos vakaro. Pasižiūrėsim, ką duoda Europos lygai statyti per live. Europos lygos pasiūla yra ir prieš varžybinė. Pabandom pasižiūrėti. Krasnodaras. Pabandom pažiūrėti, ar įmanoma kažką pastatyti. Statysiu netgi tokį kofą kaip 1,45. Tiesiog dėl bendro įdomumo. Pabandom pažiūrėti, ar leis, tarkim, pastatyti 50 eurų ant labai nedidelio kofo ir ar reikės laukti statymo patvirtinimo, ar jis pasitvirtins iš karto.
iš karto įvykdytas, viskas gerai, reiškia, kol kas. Na, įdomu, kodėl tokie futbolo limitai Life. Vakare per Europos lygą pasitikrinsim dar kartelį, ar čia tik tais atsitiktinumas, kad šiuo metu nugenda čia tas orakulas, rodo dabar, kad aš neprisijungęs, nors iš tikrųjų esu prisijungęs. Gerai, tai vakare per Europos lygą pasižiūrėsim, kokie bus limitai. Dabar rodo futbole Life labai nedidelius limitus. Gerai, kol kas.